Ačiū, jog prisijungėte. Tikiuosi, girdite mane gerai. Taigi, šiandien papasakosiu būtent apie tam tikrus niuansus susijusius su Fronius inverteriais. Akcentuosiu truputėlį didesnius inverterius, nekalbėsiu apie mūsų buitinius Gen 24 serijos inverterius, bet tiesiog truputėlį plačiau apie Verto, Tauro ir Argeno inverterius. Ir kai kuriuos elementus susijusius su jais ir kaip galbūt kažkurios akcentus, ne viską plačiai, bet tai, kas yra galbūt kažkiek kitaip arba į ką reikėtų atkreipti dėmesį, montuojant inverterius ir kartu einančius elementus. Taigi, galime pradėti. Taip. Taigi esu aš Andrius, techninis patarėjas Baltijos šalims, atsakingas būtent daugiau už techninę dalį, galbūt ne tiek giliai techninius dalykus, kiek mūsų kolegos Austrijoje ar kitose šalyse, kurie yra giliai techniškai pasikaustę, bet stengiuosi padėti surasti kažkokį sprendimą, kuris tenkintų jūs ir padėtų išspręsti problemas būtent su Fronius sprendimais. Taigi lankau montuotojus ir padedu jiems rasti kelią į sprendimą. Taigi čia yra ir mano kontaktai. Jeigu turėsite klausimų, jeigu nespėsite paklausti būtent šio pristatymo metu, tai drąsiai galite vėliau susisiekti su manim ir pabendrausime atskirai. Taigi, jeigu turite klausimų, klauskite būtent klausimų skyriuje, bet kuriuo metu juos atsakysiu būtent po viso pristatymo. Taigi, šiandien trumpai, neįsiplečiant, papasakosiu apie Verto, Tauro, Argeno inverterius, apie kažką nedidelės klaidas dažniausiai pasitaikančias, neišsiplėsiu labai, bet tas pagrindinės, dėl kurių daugiausia kyla klausimų ir problemų. Taip pat pademonstruosiu greitai patį jėgainės planavimą, paleidimą ir tolesnę priežiūrą. Taigi, trumpai apie Verto inverterius. Verto inverteriai yra trijų pagrindinių segmentų. Tai yra mažesniam korpuse nuo tinklo inverteriai nuo 15 iki 25 kW. Čia yra pagrindiniai parametrai būtent šio inverterio. Truputėlį didesniam korpuse yra 27-33 kW inverteris, jo gale tai yra 27, 30 ir 33 kW. Grįžtant atgal prie mažesnio, tai yra 15, 17,5, 20 ir 25 kW. Ir Verto Plus hybridinis inverteris nuo 15 iki 33,3 kW. Didesniam korpuse, visos galios ir čia visi jo parametrai. Taip, tai neįsiplečiant tiek, turbūt pagrindiniai dalykai, ką reikia žinoti apie šiuos inverterius, vėliau dar papildysiu kitą informaciją apie šios inverterius. Taigi, šie inverteriai turi 4 ventiliatorius, 2 išorinius galinėje dalyje ir po vieną atskiroje dalyje viduje, pačiame inverteryje.
Taip, tai inverteris yra aktyviai aušinamas tam, kad jisai būtų kuo ilgamžiškesnės ir komponentai neperkaistų ir turėtumėt inverterį daugeliui metų, jisai jums tarnautų. Taip, Verto yra tinklo inverteriai, Verto Plus yra hibridiniai inverteriai. Būtent su hibridiniais inverteriais mes rekomenduojam Fronius rezervą kaupiklius bei BID HVM ir HV serijos kaupiklius. Rezervą kaupikliai yra vienas bokštas galima sustatyti iki 16 kWh ir 4 bokštus iki 63 kWh galios. Šį kaupiklį galima krauti iki 16 kW gale, įkrauti, iškrauti. BIDO baterijas vienas bokštas yra iki 22 kW, vieną bokštą galima krauti iki 20 kW gale. Taip pat, aišku, priklausomai nuo inverterio, kurį jungsime. Ir jeigu jungsime 3 bokštus, tai maksimalaus bokšto gale yra kiek mažesnė, apie 19 kWh ir 22 kWh negalima kelių bokštų sustatyti, tai galima tik tai 19 kWh 3 bokštus sustatyti tada ir turėti beveik 58 kWh. Tada šiuo atveju galima įkrauti, iškrauti beveik 18 kW gale. HVS kelis bokštus galima sustatyti iki 38 kWh ir krauti iki 12, beveik 13 kW gale. Įkrauti, iškrauti. Trumpai tiek prie kaupiklio. Kaupiklio pajungimas yra per rezervą kaupiklio pajungimas yra per būtent MC4 Evo Store jungtį. Jos nereiktų sumaišyti su standartinėm MC4 jungtim, nes jeigu naudosime standartinės, gali tiesiog pati jungtis susijungti, greičiausiai susijungs, bet gali tiesiog išsilydyti. Tai sujungimas ir galite turėti problemų. Tai nemaišykite, su rezerva kaupikliais ateina ir būtent pajungimas, būtent šitos jungtis. Taip. Kas dar yra prie rezervo kaupiklio, tai yra, jog vienai yra modulinė koncepcija, susideda iš modulių. Vienoj pusėje yra paleidimo mygtukas, kirtiklis, kuris įjungia patį kaupiklį. Jeigu norite plačiau apie rezervą kaupiklį sužinoti, tai galite užeiti tiesiog į YouTube kanalą, įveskite How to Fronius rezervą ir ten rasite ne vieną video būtent apie rezervą, kaip montuoti, paleisti jį ir sužinosite daug plačiau apie šį kaupiklį. Iš kitos kaupiklio pusės yra pajungimas, tai yra pajungimas būtent DC laidams pliusui minusui. Jeigu jungiame kelis bokštus, tai šalia yra įėjimas, išėjimas. Jeigu pirmas bokštas yra, tai jam yra būtent su keitikliu, su inverteriu pajungimas. Jeigu turime antrą, trečią, tai yra įėjimas, išėjimas būtent komunikacijai tarp kaupiklio bokštų. Taip, dar yra papildomas serviso jungtis, bet kol kas jinai yra neaktyvi, mes ją pasilikom rezervinę ateičiai. Taigi, rezerva kaupiklis yra iki
16 kWh, bendra galia iki beveik 64 kWh, jungiama tiesiogiai su inverteriu, iš DC pusės tiesiogiai kraunamas kaupiklis, bet jeigu 64 kWh jūsų sistema yra per mažai, kas dažnai pramonė yra tikrai mažokai, nebent netiek daug naudoja, ar ten naudojimas yra labai ištęstas energijos, tai galbūt ir pakanka, bet jeigu ne, tai mes pristatome Fronius Reserva Pro kaupiklį, kuris nuo iki yra pagamintas Europoje. Jo vienas bokštas yra iki 32 kWh. Ir galima statyti taip pat iki 4 bokštų ir turėti iki 128 kWh sistemą. Taip, tai būtent tokia sistema, kur galima iškrovinėti iki 28 kW gale. Tai gana greitai kaupiklio sistema visa gali būti pakrauta, iškrauta, priklausomai nuo poreikio. Taip, tai ši sistema, šis kaupiklis oficialiai bus pradėta pardavinėti lygiai už mėnesio, bet čia atkeliaus pirmieji, būtent pirmieji kaupikliai pasieks mūsų pardavimo partnerius, bet realiau jau didesni kiekiai, greičiausiai jau tokie, kad galėtų patenkinti poreikį, atkeliaus turbūt tik tais artėjant vasarai. Tad jeigu pakankama, naudokite Fronius Reservą, jeigu galios nepakanka, talpos nepakanka, tai jau pradėkite klausinėtis pardavimo partnerių, kadagi bus galima įsigyti Reserva Pro, teikite užsakymus ir kuo anksčiau užsisakysite, tuo pirmesni galėsite gauti būtent šitos kaupiklius. Tiesa, standartiniai senesni mūsų Reserva kaupikliai yra itin populiarūs ir taipogi, jeigu pardavimo partneriai sandėly neturi, nauji užsakymai, tai tiekimas jų yra irgi apie 4 mėnesiai. Tad žiūrėkite, klauskite, klausinėkite, kas turit vietoje, jeigu jums reikia greičiau. Čia matau vieną klaidą, kurią įvėliau, nepataisiau būtent imdamas aprašymą, tai yra 10 metų garantija. Senajam Reserva yra 10 metų garantija, jog po 10 metų vis dar turėsite 80% pradinės galios. Reserva Pro yra 15 metų garantija. Tai yra papildomi 5 metai, tai mes sakom, kad po 15 metų šis kaupiklis vis dar turės 80% pradinės galios. Tai yra ilgaamžė technologija, kurią siūlome jums. Taip, tai trumpai apie kaupiklius tiek. Vėl grįžtam tada prie Verto inverterių, būtent inverterių, trumpai apie montavimą, paleidimą. Tai kas yra svarbu, greitas atsukimas, vos 180 laipsnių pasukimu, atsuktuvu pasukame ir turime atsuktą varžtą. Tai yra visus varžtus gana greitai atsukame ir galime greitai prieiti būtent prie laidų kabelių pajungimo. Taip, ką mes čia matome, atidarę, matome gana daug erdvės pajungimui.
Taip, iš apačios yra MC4 jungtis DC pajungimui, kaupiklio pajungimui, taip pat MC4 EvoStore jungtis. Kairiai pusėje matome viršytampių apsaugas, DC pusės, dešiniai pusėje per vidurį yra komunikacinė plokštė, viršytampio apsauga C dalies, daug erdvės C pajungimui, gana nesudėtinga pravesti pajungti, komunikaciniai laidai, kabeliai, visi pajungimui taip pat yra vietos ant dinbegelio, tai jeigu turite minčių, jeigu jums atrodo, jog per daug tuščios vietos yra inverteryje ir galima čia ką nors įdėti, prašom, galite pasinaudoti šią erdvę ir sumontuoti trečiųjų šalių elementus, nežinau, čia jau jūsų fantazijos reikalas. Taip, komunikacinė plokštė, tai yra Modbuso pajungimas, būtent šis kištukas. Čia kaupiklio iš vienos pusės, du Modbusus galima pajungti, smart meterio pajungimui dešiniai pusiai. Artimiausių metų nauji inverteriai pradės, naujose inverteriuose atsiras nauja komunikacinė plokštė su baterijų RJ45 lizdu. Tai yra rezervas skirtas lizdas, kur tiesiog jums tada užteks būtent internetinį kabeliuką įkišti čia, kitą kaupiklyje, rezervą, ir jums nereikės atskirai junginėti būtent į Modbus šiuos lizdus. Taip pat viršuje Modbuso yra šliaužikliai tokie, kurie aktyvuoja būtent Modbuso vieną dalį ir antrą dalį. Jie šiaip visados turėtų būti jungti, bet kartais pasitaiko, juk netyčia jie paslenkami, tiesiog montavimo metu užkliūna, gali užkliūti ar kažkaip išjungiami ir gali tada neveikti komunikacija. Tai noriu tik tai atkreipti jūsų dėmesį. Internetinio kabelio, jeigu jungiate internetu prie routerio kažkokio, tai iki 300 metrų kabelis gali būti. Taip, tai vat tiek trumpai apie Modbusą. Dar, jeigu jungiate visą sistemą, energijos matuoklį, valdiklį, rankinį ar automatinį, inverterį ir būtent kaupiklį, tai komunikacijų visų pajungimas yra toks, su daugiau laidų. Tai jeigu yra poreikis, galiu pasidalinti būtent visą šią schemą sudėtą į vieną vietą ir tada bus jums vietoje aiškiau, kurį laidą jungti į kurią vietą. Be abejo, prašymuose yra, instrukcijose yra, bet jos yra atskirom dalim, tarkime, prie valdiklio yra nurodyta, kaip iš energijos matuoklį į valdiklį, iš valdiklio su keitikliu sujungti. Jeigu turime keitiklį tiktais, tai greičiausiai bus tiktais nurodyti, kaip su energijos matuokliu sujungti. Jeigu turėsim rezervą, bus nurodyti, kaip su keitikliu sujungti, bet tai tiesiog keletą turėsite instrukcijų, kurias jums reikės žiūrėti. Čia pateikiau tokią supaprastintą.
Taip, kas dar yra papildoma būtent prie komunikacinės plokštės, tai yra skaitmeninių įėjimų išėjimų blokas, kur galite perteklinės energijos energiją pačią panaudoti kažkokiams įrenginiams junginėti, išjunginėti. Dar papildomai yra komunikaciniai plokščiai LAN 1 ir LAN 2 jungimai internetui, būtent kad komunikacijai inverterio su monitoringu. Tai atkreipkite dėmesį, kad aktyvi yra tik tai LAN 1 jungtis. LAN 2 yra neaktyvi ir kartais būna pasitaiko, jog montuotojai jungia į LAN 2 ir sako, man nėra ryšio su inverteriu, nors esu pajungęs. Tai neveikia, nes LAN 2 yra neaktyvi jungtis. Taip, dar prie skaitmeninių įėjimų išėjimų, ką mes galime daryti su ją, tai yra būtent valdyti perteklinės energijos apkrovas, įjungti kažkokius papildomus šildytuvus, kondicionierius ar dar kitus įrenginius, būtent per šitos skaitmeninius įėjimus išėjimus, per papildomas reles, kur nustatymuose galime susidėlioti, kada šis įėjimas, išėjimas yra aktyvuojamas, išjungiamas, kiek laiko vieno jungimo metu įrenginys veiks, kiek tų sesijų gali būti, kada išjungti būtent šitą sesiją visą. Tai galite pasinaudoti ir šiuo sprendimu. Taigi, paleidimas tai paprastas, kaip ir Gen 24 ar Tauro inverterių, spūstelim mygtuką, aktyvuojasi Wi-Fi prieigos tašką arba jungiame tiesiai per LANo kabelių tiesiogiai prie inverterio ir tada naudojamės Solar Start programėle arba naršyklėje. Vėliau parodysiu trumpai, kaip visą tai veikia. Taip, serviso koncepcija tai yra, ką mes galime pakeisti. Galime su šiuo inverteriu pakeisti tik tais komunikacinę plokštę ir patį inverterį. Aišku, dar ir dangčius galima pakeisti, jeigu netyčia juos sulaužote. Bet pagrinde tik tais šiuos, tad montuotojui nereikia daug žinių apie būtent schemas, plokštes, kaip jos keičiasi ir ką su jom daryti. Tai supaprastinom, jums tai galima tiesiog kelis elementus pakeisti. Tiek tai reikia žinoti, kaip juos būtent pakeisti. Prie verto dar mes siūlome plokščio stogo tvirtinimą su dangčiu, tai yra čia gal daugiau projektuotojams, tam, jog jiems nereiktų galvoti, kaip kokį stogelį sukonstruoti, jeigu montuojame ant plokščio stogo. Tai turime sprendimą, kur galite tiesiog imti ir naudoti. Čia jo parametrai tokie. Tai trumpai akcentai apie verto, kuriuos tokie buvo, ką norėjau jums papasakoti. Toliau pramoniai skirti inverteriai būtų Tauro. Tauro turime kelis segmentus, tai yra Tauro ir Fronius Tauro Eco. Tauro yra 50 kW inverteris, kuris turi 3 MPPT sekimo elementus. Taip, tai 3 MPPT, 50 kW. Viskas kaip ir aišku. Tauro Eco yra 50 arba 100 kW galios segmente. Taip, bet jis turi tik tai 1 MPPT. Dažnai to užtenka didesnėse sistemose, 1 MPPT
su 100 kW. Ir ir jų amperažai nurodyti. Bet kadangi turim dar naujesnį inverterį, galingesnį, tai iki vasaros pabaigos mes nutrauksime būtent 100 kW segmento, būtent 100 kW Tauro inverterius. Tauro Eco 100 kW, liks tik tai Fronius Tauro ir Tauro Eco 50 kW inverteriai. Tad jeigu turite kažkokių projektų nusimatę, nes Tauro inverteriai yra, Tauro Eco yra geri, 100 kW inverteriai, tad jeigu turite projektų nusimatę ateityje, tai klauskite pardavimo partnerių arba susiekite su manim, mes galime rezervuoti jums jūsų norimus kiekius, būtent jūsų projektams ir iki vasaros jums juos pagaminti ir būtent patiekti jūsų projektai. Jeigu turite iš seniau sumontuotų Tauro Eco 100 kW inverterių, nesibaiminkit elementų pakeitimo detalių atsarginių, mes jų turėsime ir ilgam turėsime, taip kad jų priežiūra, jų palaikymas nenutrūks. Taigi, grįžtant toliau prie Fronius Tauro inverterių, jie dar yra skirstomi į kelias grupės. Tarkim, turim Tauro Eco 100 kW inverterį, jisai gali būti su P raide arba D raide. Kuom jie skiriasi? Su P raide tai yra, kad jie yra arčiau transformatoriaus, kur mes sutaupome ant AC kabelių, tai reikia trumpesnių kabelių, bet ten reikės storesnių DC laidų kabelių. Taip pat prie modulių reikės sujungimo dėžučių, kitaip vadinamų combiner boxų. Tai priklausomai, kur mes norime montuoti pačius inverterius, priklausomai kokius turime pigesnius kabelius, taip galime susimodeliuoti, kokio inverterio reikia. Jeigu mes montuosime arčiau modulių ir naudosime ilgesnius AC kabelius, tai galime rinktis Direct su D raide. Taip. Toliau, kuo jie skiriasi vizualiai, tai yra su P raide turime sandariklius, kur tiesiog įvedame storesnius DC laidus, o su D raide turime būtent visą galybę MC4 kištukų, prie kurių tiesiogiai jungiame visas grandines. Kas dar papildomo yra prie Tauro inverterių, tai yra galime AC plokštes pasirinkti pagal pageidavimą. Standartiškai ateina su single core plokšte, kur yra 5 sandarikliai įėjimui, kur įsiveda 5 laidai. Galime užsisakyti atskirai su tuščia plokšte arba kur įvedame storą kabelį ir viduje išsidalina laidai, arba galime sujungti kelis inverterius AC grandinę. Ką reiškia ta AC grandinė? Tai yra, jog mes galime sutaupyti kintamos dalies AC kabelį. Tai yra atvesti vieną kabelį į inverterį ir toliau iš vieno inverterio pervesti, sujungti į grandinę kelis inverterius. 50 kW Tauro inverterius galime iki 4 sujungti, jeigu turime 100 kW, tai 2 inverterius.
Nereikia iki kiekvieno inverterio tiesti atskiro AC kabelio. Tai staupame nemažai tiek ant pačio kabelio, tiek skydelio papildomo, jungiklio papildomo nereikia tada. Taip, jeigu turite kažkokį specifinį, tarkime, ar jums reikia saugiklių papildomų kažkokios kitos srovės, tai visą tai galite konfigūruoti užėję į Tauro konfiguratorių, būtent per šiuo adresu ir sukonfigūruoti būtent pagal jūsų poreikius Tauro inverterį. Taigi, jau minėjau, jog Tauro Eko 100 kW inverterių gamyba bus nutraukta vasarą. Tai mes turime kitą inverterį, kurį jau taipogi beveik metus pardavinėjame. Tai yra Fronius Argeno 125 kW inverteris. Jis turi ne vieną, jis turi 10 MPPT įėjimų po dvi grandines kiekvienam MPPT, integruotas viršytampio apsaugas iš karto, 30 amperų per kiekvieną MPPT, kas galbūt svarbu yra 250 voltų startinė įtampa, gana anksti gali inverteris pradėti dirbti. Vienas svarbiausių, turbūt išskirtiniausių dalykų, jog inverteris gali būti iš DC pusės perkrautas iki 200%, tai yra iki 250 kW iš modulių pusės. Taip, jisai gamins, atiduos į tinklą iki 125 kW, bet kadangi jis turi 10 MPPT, tai galima gana plačiai išdėlioti visus modulius, perkrauti juos iki 250 kW ir tada inverteris maksimaliai per visą dieną dirbs. Efektyvumas šio inverterio rinkoje vienas didžiausių. DC pajungimas per Phoenix Contact jungtis, ne Štaubli kaip, tarkime, kituose inverteriuose Fronius. Ir taip pat nauja komunikacinė plokštė šiame inverteryje. Taip, kaip minėjau, yra 30 amperų per kiekvieną MPPT, tai galima naudoti didelius modulius, bet jeigu to nepakanka, mes galime sudvigubinti kelis MPPT ir turėti iki 60 amperų srovę per sudvejintą MPPT. Ir naudoti dar sudėliotas kelias grandines iš modulių pusės. Apie paleidimą, tai trumpai transportuojant jisai sveria nemažai, 85 kg, tai reikėtų jį transportuoti atsargiai, nešti atsargiai, bet tam yra patogios rankenos, kojelės yra atraminės, tai saugokite savo nugarą neždami jį. Montavimą, kaip ir dauguma inverterių, atkreipkite dėmesį instrukcijoje, kur yra parašyta, kaip naudoti jį, kur naudoti, kur galima jį montuoti, prie kokių sąlygų, ant kokio paviršiaus. Montuojant, atkreipkite dėmesį, jog jisai nebūtų įspraustas į kažkokį kampą, išlaikykite atstumus nuo lubų, grindų, sienų ar kito inverterio. Montuojamas ant sienos gana paprastai, 4 varžtais rėmelis sumontuojamas ir užkabinamas ant būtent rėmelio. Kabeliavimas nuimant visą dangtį, nuėmus taipogi yra gana daug erdvės pajungimui. Pajungimas yra galimas tiek 4 gyslų kabelių, tiek 5 gyslų. Taip pat standartiškai ateina su 5 sandarikliais standartinis pajungimas, galima atskirai užsisakyti su daugiagysliu kabelio įvedimu arba taip pat AC grandinės pajungimu kelių inverterių.
Kelis inverterius galima, tai yra 2 inverterius maksimaliai galima pajungti, taipogi sutaupytumėt, jeigu turite kelis inverterius Argeno ar daugiau, tai yra jau jungiant kelis, sutaupote būtent ant vieno kabelio. Tai yra, galite jungti iki 250 kW sistemą su vienu AC kabeliu. Pajungimas atskirai dar žeminimui iš apačios, DC montavimas, nieko sudėtingo, nesumaišykite pliuso su minusu, tinkamai nužėminkite, pajunkite grandines. Turint daugiau grandinių, jas išskirstykite kuo tolygiau per MPPT, tam, jog nebūtų perkrautas kažkuris MPPT vienas. Taip, jeigu išskaidysite kuo tolygiau, inverteris bus ilgamžiškesnis, taip pat nemaišykite DC jungčių, tarkime Phoenix Contact ir Staubli ar dar kito gamintojo, nes gali atsirasti mikro mažyčių nesusijungimo, tarp kontakto nebuvimo ir gali pradėti kibirkščiuoti, lankas susidaryti ir gali atsirasti gaisras. Duomenų perdavimas, į duomenų saugumą mes skiriame daug dėmesio, ten atsižvelgiame, tai turime ir tai rodančius sertifikatus. Argeno jungiant nauja komunikacinė plokštė turi LED būsenos daviklius, turi daugiau LAN jungčių, tai yra LAN 1, LAN 2 jungtis ir turi tiesioginį LAN ryšį su statiniu IP, tai yra konfigūravimui, paleidimui pačio inverterio, turi pajungimą wiring shutdown, tai yra atjungimo grandinę, galima atjungti, gedimo pranešimo relės pajungimą, taip pat turi ir Modbus pajungimą, bet šiuo metu kol kas jisai yra neaktyvus, jisai neveikiantis, tai negalime jo panaudoti. Jei kyla klausimų, kaip pajungti energijos matuoklį išmanųjį, tai truputėlį vėliau papasakosiu. Jungiant duomenų perdavimo kabelį, nepamirškite ir būtent ekranavimą pajungti, nužėvinkite, pajungkite tam, kad būtų ekranuotas kabelis tinkamai. Jungiant inverterį, komunikaciją, pajungiant, jeigu kabelis internetinis yra daugiau kaip 100 metrų, naudokite tarpinį LAN switchą, LAN komutatorių įrenginį, kuris sustiprintų būtent patį ryšį. Taip, papildomai yra gedimo signalizacijos relė, tai yra prie jos galite pajungti vizualinį ar garsinį įrenginį, kuris, tarkim, esant laukuose iš tolo galėsite matyti, kuris inverteris neveikiantis, kuris turi kažkokį gedimą, iš karto galėsite prie jo eiti ir dirbti iš karto su juo, nereiks ieškoti, kuris čia inverteris neveikia. Taip pat wiring shutdown yra kelių inverterių, tai yra, jeigu turite daug inverterių vienoje sistemoje, galite sumontuoti avarinio išjungimo jungiklį, kuriuo išjungsite visus inverterius. Taip, montavimo užbaigimas. Vėl užsukame visus varžtus, montavimas baigtas. Smart meteris, tai turėtume su šiuo inverteriu naudoti būtent Smart Meter IP,
kuris komunikuoja interneto ryšiu per LAN kabelį ar per Wi-Fi. LAN kabelis jungiamas prie routerio ir taip jisai interneto ryšiu komunikuoja su inverteriu. Ką mes čia turime, tai atkreipkite dėmesį jungdami srovės transformatorius. Nesumaišykite balto juodo laidelių jungdami prie energijos matuoklio, nesumaišykite srovės transformatoriaus krypties, iš kur energija keliauja, tai iš tinklo į apkrovas. Maitinimą nepamirškite taip pat pajungti. Na ir pajungti, jeigu nenaudojate Wi-Fi, rekomenduojama naudoti LAN kabelį, tai jungti prie maršrutizatoriaus. Taip, paleidimas, atskiras reikalingas paleidimas pačiam energijos matuokliui, tai neišsiplėsiu, bet jis reikalingas, galite paleisti ir per SolarStart programėlę. Argeno paleidimas yra galimas tiesiogiai pajungus prie inverterio per statinį LAN pajungimą arba per maršrutizatorių, jeigu turime, tarkime, grupę inverterių, tai irgi galima per maršrutizatorių, reikia žinoti inverterių IP adresus, tai gali būti per žvaigždę sujungtas prie maršrutizatoriaus arba į grandinę, ir kiekvieną inverterį galima sukonfigūruoti pagal parametrus reikalingus. Jeigu mes norime daryti ribojimą atidavimo į tinklus, tai galime padaryti, tačiau reikia naudoti papildomą kitą inverterį, tai yra 124 verto arba tauro inverterį, kuris būtų kaip masteris, ryšys per Modbus TCP, o Argeno veikia kaip antrinis skaitiklis. Taip, tai tokį ribojimą pačio atidavimo į tinklą galima turėti sistemą iki 20 inverterių. Jeigu turime didelę sistemą, žinoma, mums greičiausiai reikės valdiklio. Mes rekomenduojame kelis gamintojus. Čia iš mūsų pusės rekomendacija, su kuriais valdiklių gamintojais esame atidirbę, žinome, kad jie veikia, bet praktikoje yra ir kitų valdiklių, šiuo atveju, tarkime, yra Siemens, ar, nežinau, galbūt kai kurie naudoja savo valdiklius, kito gamintojo valdiklius, tai galite naudoti ir savo. Jeigu nesate tikri, ar jūsų pasirinktas valdiklis bus tinkamas, galite kreiptis į mus, mūsų kolegos patikrins ir atsakys jums, ar visą tai jūsų valdiklis veiks. Apie servisą, ką mes galime padaryti, tai vietoje galime pakeisti ventiliatorių, viršytampių apsaugas arba patį inverterį. Taigi jums irgi nereikia giliai žinoti, kaip veikia pats inverteris, kokios plokštės yra ir kaip jos keičiamas. Jums užtenka gana elementarių dalykų žinoti. Taip, pereinant jau nuo pačių inverterių prie kitų dalykų, tai yra apie garantinius atvejus. Ką jums reikia žinoti, tai svarbiausia yra išsiaiškinti problemas, jas pateikti mums laiško per SOS įrankį, susisiekti su mūsų techniniais darbuotojais, juk jie patvirtintų, jog tai yra keičiamas produktas, elementas ar pats inverteris. Tada
gavę elementą jį pakeičiate ir svarbu yra mums gražinti sugedusi produktą. Ir kai mes gauname produktą, tada garantijos atveju galima gražinti, padengti jūsų išlaidas ar už patį darbą, ar už patį elementą. Ir svarbu, jog elementą jūs išsiųstumėt kuo greičiau, turi būti išsiųstas per 30 dienų, tam, kad mes gautumėm ir galėtumėm kompensuoti. Apie pačias garantijas, trumpai tariant, mažesni inverteriai iki 12,5 kW turi 10 metų garantiją, didesni pasirinktinai 5 metai arba 7. 5 metai yra pilna garantija, kai mes kompensuojame ir transportavimą, montuotojo darbą. Jeigu 7 metus pasirenkame didesniam inverteriui, tai yra 1 metai, tai yra pilna ta garantija, o likę 5 metai yra tik tai už elementą ar patį inverterį, bet už keitimo darbus, transportavimą jau moka galutinis vartotojas ar montuotojas, kaip yra sutarta. Taip, apie klaidas kelias, tai dažna klaida, jog sumontuojamas inverteris yra ten, kur jisai nesiaušina, perkaitimo problemos. Kitos problemos yra kontaktų nepriveržimas arba elementų perveržimas. Tai kas sąlygoja vėliau drėgmės patekimą į vidų. Taipogi DC pusės blogas pajungimas, tai sąlygojama ir būtent kitų vidinių gedimų vėliau. Taip pat dažna problema yra neužbaigtas paleidimas, kai inverteris sumontuojamas, bet paskubama paleisti, nepabaigiamas paleidimas. Tokiu atveju dažnai išjungiama, atrodo, kad paleidimo programėlė, jog inverteris veikia, bet dėja paleidimo sistema vis dar veikia, bet duomenys inverterį į monitoringą, į mūsų serverius nekeliauja. Ir tada tenka grįžti vėl į objektą, vėl užbaigti patį paleidimą. Tai yra, neskubėkite. Kitas dalykas, eko inverterių konfiguracija. Tai yra eko inverteriai, jų startinė įtampa yra 650 voltų. Tai yra dažnai apie 600 voltų iš modulių pusės montuotojai sukonfigūruoja pajungimą, bet to yra mažai, jog inverteris pradėtų dirbti ir pradėtų generuoti į tinklą. Tai yra didesnė problema su eko inverteriais, kurių ateityje bus mažiau. O visi nauji inverteriai, tai yra, tarkim, Gen 24, jų startinė įtampa yra 80 voltų, tai yra užtenka poros modulių ir jis jau generuoja į tinklą energiją. Verto inverteris startinė įtampa 150 voltų ir Argeno inverteris 250 voltų. Tauro, ne eko, Tauro 50 kW inverterio startinė įtampa yra 200 voltų, taip pat gana žema. Kas dar problema? Dar problema būna su netinkamu energijos matuoklių pajungimu, žeminimo, tai yra šarvo nepajungimu, varžos neįdėjimu ar būtent to šliaužiklio neįjungimas. Tai būtent išjungimas netyčinis ar, tarkime, tiltelio nepadėjimas, tai tokios gali būti problemos. Kitas dar dalykas, keičiant elementą ar patį inverterį, licencijavimo neatlikimas, tai yra toks skaitmeninis dalykas, kur keičiant inverterį, galios modulį, operacinę plokštę.
nėra atliekamas licenzijos procesas. Ta reikėtų atlikti, nepamiršti, nepatingėti, nes be jo inverteris tinkamai neveiks. Na ir trumpai apie solar skaitmeninius įrankius. Čia truputį parodysiu apie juos ir pereisiu į tiesioginį demonstravimą. Solar Creator, patogus įrenginys, elementas pradėti savo jėgainę, Solar Start paleidimui patogus įrankis ir monitoringo tiek programėlė, tiek internetinis produktas. Ką dar su monitoringu mes galime turėti, ką galime padaryti, tai yra galime valdyti savo kaupiklį, jeigu bus nusimato atjungimai kažkokie, tai galime rankiniu būdu jungti kaupiklį ir pakrauti jį. Taip pat Solar SOS programėlė, tai yra problemų sprendimo įrankis. Taip, tai tiek trumpai apie šį daną, tai pabandysiu greitai jums pademonstruoti tuos skaitmeninius kelis įrankius, ką mes turime. Tai mes turime Solar, tai yra Fronius Creator, creator.fronius.com, kur mes galime užėjus būtent į šį sprendimą, galime dirbti kaip svečias arba prisijungti. Prisijungus galime matyti visus savo projektus, tai rekomenduoju jį naudoti. Mes galime greitai susidėlioti savo grandinių pajungimą. Taip, pasirinkus inverterį, suvedus kažkokią tais naudojamą būtent modulius, kuriuos naudosime, įvedus taip, ką aš tenais pasirinkau 25 kW, tai gerai. Taip, tai įvedus modulius, kuriuos naudosime, čia galima keletą krypčių nurodyti ir būtent šita sistema rodo, ką mes galime, kaip tas grandinės sujungti optimaliausiai. Galime būtent daugiau informacijos, paspaudus raportą bus nurodyta daugiau techninių parametrų, visą tai sujungti. Dar siūlyčiau nepamiršti pasikeisti minusinę temperatūrą, standartiškai yra -10, rekomenduoju pasididinti ją iki -20 ar -30, -25 laipsnių. Taip inverteris bus sukonfigūruotas grandinės pagal optimalų būtent apie įvairias galimybės, kokios temperatūros gali lauke būti. Tai čia toks trumpas parinkimas grandinių parinkimui ir yra būtent viso projekto skaičiavimui. Tai yra, kai mes įvedam būtent apie patį projektą visą informaciją, koksai bus. Nurodom, koks voltažas bus sistemos, tai toliau galime apkrovas įsidėti, kaip mes vartojame, koks mūsų vartojimas, čia įvairių galima, kiek per metus suvartojame įsivesti, tai yra padės būtent apskaičiuoti atsiperkamumą visą sistemos.
Tada galime susivesti pačius įvairiausius modulius, kuriuos naudosime, kiek modulių, tada koks kampas jų, į kurią kryptim nukreiptas, arba tiesiog pasirenkant kryptį, ar laipsnio dalim pasukant. Taip galima irgi susidėlioti įvairias kryptis. Tada mums sistema gali pasiūlyti, rekomenduoti, kuriuos inverterius naudoti, arba galime patys rankiniu būdu pasirinkti iš viso sąrašo, kuriuos modulių inverterius naudosime. Taipogi čia galime, kokia perkrova gali būti, užsidėti savo. Taip pat irgi temperatūras rekomenduoju pasikoreguoti. Tada galime rankiniu būdu dar pasidėlioti grandinės visas, matysim, ar tinkamas išdėliojimas ar netinkamas. Taip, ką toliau mes galime kabelių nuostolius irgi susidėlioti, galite išsibandyti šį įrankį. Tada kaupiklius, jeigu naudosite, taip pat galima pasidėlioti, kuriuos naudosite, kiek bokštų naudosite. Ir tada perjungimo mechanizmą galite pasirinkti, energijos matuoklį galite pasirinkti, ir tada jau tarifus įvairius, atsiperkamumą elementus, kiek investicijas visas pasiskaičiuoti, ir tada gaunate jau visą ataskaitą būtent su visais atsipirkimais, su moduliais, su pajungimais, kiekvieno inverterio pajungimo, taip pat visa schema, kaip sujungti prie kiekvieno inverterio. Galite išsiųsti, parsisiųsti būtent šitą sistemą. Solar Start yra ir versija programėlėje, kur galite naudotis, pasijungti. Čia gana nesudėtingas produktas, elementas, kaip visą tai galite. Čia 3 pagrindiniai žingsniai, kuriais galite pasileisti. Galite visą tą patį daryti ir per naršyklę. Pasijungiant kodėl? Gerai. Pasileiskime iš naujo. Okay. Pavyko. Taigi, 3 žingsniais taip pat galima pasileisti, pasijungti tiek Wi-Fi ryšiu ar tiesioginiu LAN kabeliu, kaip mes jungiamės, apie produktą. Suvedam informaciją, tinklo nustatymai, pasirinkame Lietuvos, bus didelė sistema virš 250 kW ar virš 10 kW. Tada prisidedame būtent patį inverterį, suvedam jo DC galias, pridedame energijos matuoklį, kaupiklį pridedam. Tada avarinio paleidimą galima įsidėti, pasileisti. Tada papildomas apkrovas galime iš karto nustatyti, galima iš karto ribojimą nusistatyti, kiek ribojama bus tinklo atidavimas. Tada galime pažymėti, tarkime, jeigu
naudosime kelis inverterius, kad irgi ribojimas būtų atliekamas. Galima pasižiūrėti, kuriuos inverterius sistemoje naudosime. Ir tada pridedame SolarWeb prie SolarWeb, prie monitoringo arba naują susikūrėm. Na ir užbaigus turime visą sistemą, kur galime taipogi vėl vaikščioti, daryti nustatymus, baterijos nustatymus, atlikti pagal laiką. Galime susidėlioti, kada kaupiklis rankiniu būdu, kada jisai bus graunamas, iškraunamas. Jeigu reikia nustatymus, tinklo nustatymus, pasikoreguoti, taipogi galite čia tiesiog imti ir naudoti, daryti nustatymus. Baigus paleidimą, prisijungus prie SolarWeb, prie jūsų sistemos, taip pat galite matyti visą aktualią informaciją, kaip gaminama, analizuoti duomenis, istorinius duomenis, pačio inverterio, kanalus, daugybę kanalų, ką galima analizuoti, pasirinkant būtent tai, ko jums reikia, tam, kad nebūtų perkrautas matymas. Prie nustatymų, prie komponentų galima matyti visus savo įrenginius, galima atnaujinimus daryti savo produktų, galime nuotoliu prisijungti prie inverterių, Berto, Tauro ar Gen24 inverterių. Tai leidimus galime išsiųsti, kam norime prisijungimo, suteikti teisės įvairias, būtent vartotojui ar montuotojui. Tai čia daugybė elementų, ką galime mes atlikti. Ir ką mes dar turime, Solar SOS, tai yra pagalbos montuotojui elementas. Taip, prisijungsiu aš prie jo. Taip, tai jeigu esate montuotojas, galite prisijungti prie jo, turėti visą informaciją būtent apie visus atvejus, arba jeigu, tarkime, turite serijinį numerį, turite kažkokį klaidos kodą, tai galite matyti, ką galima iš karto padaryti, ką patikrinti, tai iš karto greiti žingsniai, ką galime atlikti vietoje. Jeigu mes sprendimo negavome, nepavyko susitvarkyti, tai galime toliau išspręsta problema, jeigu ne, susisiekti su pagalbos skyrium, tada jie jau tikrins, žiūrės, kas yra negerai. Neišspręsta problema, keisas atvejais, galime susikurti naują, čia taip pat matyti, galima pasitikrinti apie patį inverterį, kokia jo būsena, kokia garantija, koks tai inverteris, garantija, pamačius čia kokia garantija, galime žinoti, kaip komunikuoti su galutiniu vartotoju. Jeigu esate montuotojas, tai yra, matom, jog visos garantijos yra jau pasibaigusios, tai už visą remontą galutinis vartotojas turės jau mokėti pats. Tarkime, jeigu baigėsi pilna garantija, bet vis dar galiojanti dalinė garantija, taip pat jūs kaip montuotojas žinote, kaip toliau komunikuoti su vartotoju. Ką jūs dar galite kaip montuotojas matyti, galite matyti būtent
visas detalių kainas arba kiek jums gali būti sumokėta už pakeitimą, už produkto pakeitimą, už elemento pakeitimą, kiek, jeigu yra pilna garantija, kiek Fronius gali kompensuoti jums. Taip pat daugybę parsisiuntimo dalykų. Jeigu pamiršote kažkurio iš inverterio kažkuriuos slaptažodžius, čia taipogi per šį įrankį galite atnaujinti slaptažodžius. Tai yra susigeneruoti atnaujinimo kodus ir būtent atsinaujinti. Turėti atnaujinti tuos taip, apie inverterio kodus galima čia taipogi pamatyti įvairius. Taip pat, gana daug įvairios informacijos. Tiek naujausia informacija, naujausi pranešimai, techniniai pranešimai, taip pat čia galite juos rasti. Taip, tai tiek. Tikiuosi išgirdot kažką naujo. Jeigu turite klausimų, kažkas buvo neaišku, tai atsiųskite man, susisiekite su manim. Jeigu žinosite, kas ar žinote, kas tiesiog yra neaišku, montuotojui, kurios dalis ar paleidimo, ar SolarSOS, ar dar kažkurios dalis yra ne visai aiškios, galbūt jums buvo neaiškios praeitie, tai pasidalinkite šią informaciją su manim, tada aš galėsiu surinkti informaciją ir būtent apie jūs dominantį, ar jums ne visai aišku, ar jūs žinot, kad kitam montuotojui galbūt kažkas ir gali būti neaišku, padarysiu kitą pristatymą ir kiti montuotojai tada žinos. Klausimų matau, jog šiuo metu nėra, tai ačiū Jums už dėmesį ir susimatysime kitą kartą. Ačiū Jums ir iki.